Jūs teikiate nemažai jūsų apygardai Kuršėnams naudingų projektų. Tačiau pagal Lietuvos konstituciją Seimo narys turi atstovauti ne savo apygardos, bet visos Lietuvos piliečių interesus. Ar nesijaučiate sulaužiusi duotą priesaiką? Ne, tikrai nesijaučiu, nes, kaip jūs teisingai pastebėjote, Seimo narys turi dirbti Lietuvai. Ta aš ir stengiausi daryti dirbdama įvairiausiuose komitetuose. Ir švietimo kultūros, ir socialinių reikalų, ir kaip Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja, o teko ir tokias pareigas atlikti, ir kai kuriuose komisijose, kuriuose teko būti ir pirmininkauti, prioritetas visada buvo valstybės reikalams. Vienmandatėje apygardoje išrinktam Seimo nariui yra, sakyčiau, papildomas rūpestis, papildomi darbai, tą, ką tu turi padaryti savo krašto žmonėms. Nes mane išrinko, kaip ir daugelį, kuriuos išrenka vienmandatėje apygardoje, išrenka ne partija, išrenka žmonės. Tad natūralu, kad didžiąją savo laisvalaikio dalį, jau sakau laisvalaikio, nes po darbo Seime, ketvirtadienio vakare, tu sėdi į mašiną, važiuoji 300 km, tai yra 3 valandos 250 km iki mano Kuršėnų, patikslinau. Ir visą tą laiką, penktadienis, jeigu jis yra, o jeigu grįžti tik penktadienį, tai šeštadienis, sekmadienis, dalyvauji susitikimuose, renginiuose, girdi žmonių lūkesčius ir jų pastebėjimus, o pirmadienį šventa diena priiminėjai gyventojus. Asmeniniais klausimais turiu biurą Šiauliuose ir biurą Kuršėnuose. Ir iš tiesų ateina labai daug žmonių su jų problemomis, su sprendimais. Ir mes vėlgi dirbame. Tai tas toks, sakyčiau, 20 metų darbas be pertraukų, intensyvus. Na ir paskatino priimti tokį sprendimą, kaip pradžioje apie tai kalbėjome, o tarnystė dėl savo krašto ją įpareigojo žmonės. Tai reikėjo suderinti. Ir pabrėžiu tai, vienmandatėje išrinktam Seimo nariui yra kur kas sudėtingiau ir sunkiau negu pagal sąrašą atėjusiam. Aišku, labai priklauso nuo to, koks yra pats žmogus, kiek jis nori tos veiklos paimti, arba kokiam galbūt jis komitetui vadovauja, kokią veiklą vykdo. Tai čia labai skirtingi dalykai ir, žinot, padėti ant svarstyklių, na, tiesiog neišeina. Kalbant apie jūsų darbo Seime kokybę. Praeitą kadenciją jūs registravote vieną įstatymo pataisą ir teikėte tik 6 pasiūlymus. Ar esate patenkintas savo darbu Seime? O statistika yra netiksli. Visumoje aš savo darbą vertinu visas 5 kadencijas, tai jeigu sudėjus į krūvą, tai skaičiai būtų labai grėsmingi ir didžiuliai. Dabar ką reiškia čia užfiksuoti? Kodėl aš pasakiau statistika neteisinga? Todėl, kad čia fiksuoja, ką Seimo narys vienas pats užregistravo. Tačiau mūsų darbo praktikoje yra labai tikslinga ir prasminga kartu su kolegomis išdiskutuoti įstatymo projektą ir teikti jį kartu. Na, pavyzdžiui, Baškienė parengė ligos ir motinystės kokį tai įstatymo projektą ir sako kolegams, na, žiūrėkit, va aš tą ir tą paruošiau, ar jūs pritarėte tą idėjai? Ir pasirašo vieni ir kiti dėl to, kad jie pritarė tą idėjai ir jie tampa bendraautoriais. Tada toks įstatymas nebebūna mano įstatymu. Jis būna jau kolektyvinis įstatymas ir į tą statistiką jis nebeįeina. Kartais tai darome tiesiog sąmoningai, pakviesdami ir kitų frakcijų narius prisijungti prie įstatymo gimimo. Na, pavyzdžiui, savo senoje praeitį prisimenu Vaikų išlaikymo fondo įstatymą, kurį sukūriau, parengėm ir kartu su kolegomis Algirdu Sysu ir Irena Degutienė, sakau, pasirašykite, jeigu tinka. Jie sako, puikus įstatymas. Tos mamos, kurios negauna, tai yra tie vaikai, kurie negauna išlaikymo iš savo tėvų alimentų, jie gaus iš valstybės ir valstybė, tą skolininką, dabar net prisimenu, tą žmogų laikys valstybės skolininkų ir išieškos iš jos. Reiškia, ne žmogus ieško to nemokančio alimentų, bet jau valstybė, su pagalba šeimai. Šis įstatymas ir dabar tebeveikia. O ar jis būtų buvęs priimtas, mano kaip Seimo nario, kuri tada aš buvau vienmandatėje išrinkta, bet nebuvom valdančioji daugumoj, vargiai. Bet pasitelki kolegas iš valdančiosios daugumos, iš stiprios opozicijos, tikslas, kad įstatymas būtų priimtas ne dėl skaičiaus, ne dėl kažko asmeninio siekimo, savo pliusiuko užsidėti,
bet dėl žmonių, kad jis tarnautų žmonėm, būtų priimtas ir duotų rezultatą. Tai niekada nežiūrėjau į statistiką ir niekada tokio tikslo neturėjau. Tikslas visada buvo padaryti darbus. Ar yra kitose frakcijose žmonių, su kuriais jums pavyko konstruktyviai dirbti? Aš esu laimingas žmogus. Visumoje aš neturiu priešų tokių, kur nenorėčiau pasakyti labą dieną, ar jeigu jau ten ir skiriasi nuomonės, tai jie skiriasi šiandien galbūt dėl kokio teisės akto, dėl kokio tai nesusikalbėjimo, bet rytoj mes vėl kalbame ir kalbame iš esmės. Nes iš tikrųjų Seime per 20 metų aš sutikau tokių nuostabių žmonių, iš kurių reikia mokytis, politikos, kultūros, kurie buvo kaip pavyzdys ir iš tikrųjų aš noriu minėti ir Ireną Degutienę, ir Ireną Šiaulienę, ir Česlavą Juršėną, ir daugelį kitų, galėčiau ilgą sąrašą pasakyti, kurie buvo kaip mokytojai politikos. Tai bendrystė ir susikalbėjimas, kompromisų paieška. Tai yra tie akcentai, kurie yra pagrindas mūsų veikloj ir jeigu mes norim ką tai pasiekti, mes visų pirma į aukščiausią lygmenį turim kelti žmogiškumą. Dėl apkaltos Petrui Gražuliui ir Remigijui Žemaitaičiui balsavote skirtingai nei didelė dalis jūsų frakcijos narių. Kodėl išsiskyrė jūsų nuomonės? Žinot, negalima sutapatinti pagarbos žmogui arba tą žmogiškojo jausmo, kad jis puikus kolega, taip toliau, ir jo padarytų darbų. Ir dėl to sakyti, ne, mes negalime balsuoti. Esmė tame, kad jeigu kolegos sulaužo priesaiką ir tai sako Konstitucinis teismas, o mano asmeninė nuostata buvo visada, kad Seimo narys negali slėptis už Seimo nario mandato. Jeigu atsitinka koks nesėkmingas įvykis, pats Seimo narys turėtų sakyti, kad aš pasitraukiu, arba aš padariau klaidą ir sudaryti komisijas, bandyti dar kažkaip tai išvengti tos atsakomybės. Ne veltui mes, dar prisimenu savo pirmą kadenciją, sukūrėm valstybės politiko elgesio kodeksą. Va tai ir buvo man toks, šviesus lyg tai dalykas, kuriuo ir dabar beje vadovaujasi ir etikos procedūrų komisija. Ir mes patys politikai. Atsakomybė, pagarba žmogui, valstybei, teisingumas, sąžiningumas, tie principai, kuriuos įtvirtinome tada rengdami šitą teisės aktą, iš tikrųjų jie mus įpareigoja. Tai aš manau, kad balsavimas dėl konkretaus atvejo vieno ar kito, aš visada balsavau. Jeigu Konstitucinis teismas pripažįsta, kad sulaužyta priesaika ir dėl anksčiau buvusių dalykų, pamenu Paščio, kitų kolegų, tai manau, kad Seimo narys tikrai negali slėptis už Seimo nario mandatą. Ar Airija tapo NATO nare anksčiau ar vėliau nei Lietuva? Žinot, nesu užsienio politikos, tik tai džiaugiuosi, kad tiek šalių yra ir kad mes iš tikrųjų džiaugiamės. Neatsakysiu, nes nenoriu spėlioti. Jūs neremėte partnerystės įstatymo idėjos. Ar dėl to nekyla ginčų su jūsų frakcijos nariais? Kuo skiriasi demokratai nuo kitų frakcijų? Yra susikalbėjimas. Yra skirtingos nuomonės ir bandymas siekti kompromiso. Šiuo atveju tikrai labai gerbiu kolegų įsitikinimą, jie mano vienaip. Mes deklaruojame šeimos vertybės, deklaruojame tą pagrindą, kuris visada buvo mano, kaip ir daug metų dirbančios, ir kažkada vadovausios tokiai šeimos ir vaiko reikalų komisijai. Ir mes deklaruojame savo matymą, savo vertybės, savo supratimą ir konstitucinę nuostatą. Vis tik įpareigojančia mus, kad tai yra vyro ir moters santuoka, kad tai konstitucija remia šeimą, tėvystė, motinystė, beje, kažkada kūrėme ir tai buvo mano darbo grupės kaip pirmininkės rezultatas, valstybinė šeimos politikos koncepcija. Tai iš ties vėlgi labai džiaugiausi tuo, kas įvyko, kad mes deklaravome pagalbą šeimoms, daugiau paslaugų šeimoms. Iš to beje gimė po to ir šeimos stiprinimo įstatymas. Ir vėlgi mintis yra, šeima, ji turi turėti valstybės paramą ir paslaugas. Vaikai, kurie gimsta šeimose, ar net nebūtinai šeimose, bet kad jie augtų aprūpinti. O žmonės, kurie gyvena nesusituokę, jų turtiniai santykiai turi būti spręsti. Jie turi turėti ir tą įpareigoja, ir tą gali padaryti dabar civilinis kodeksas. Jums yra tekę dirbti savivaldoje.
Ar jūs, ar kažkas iš jūsų artimųjų yra įsipainiojęs čekiukų skandale? Na ne, tikrai manau, kad ne, nes iš tikrųjų negali sakyti už to žmonės, kurie dirba savivaldoje ir taip pat turi nešti atsakomybę už kiekvieną savo veiksmą. Aš savivaldybėje dirbau senai, tai buvo 2000–2004 metai, tada nebuvo jokių išmokų. Jokių čekučių negalėjo būti. Tai iš ties, jeigu prisimenant ir parlamentinę veiklą po to Seime, tai pradžioje mes neturėjom parlamentinių lėšų, jos tiesiog buvo pridedamos prie atlyginimo. Mūsų iniciatyva beje buvo, kad už jas reikia atsiskaityti. Aš buvau ganėtinai tokia, sakyčiau, arši, kad negalima naudoti tarnybinių automobilių, kad savo automobilį naudoti, kad tas įsinomojimas ir taip toliau. Daug yra peripetijų per tą visą laikotarpį įvykę. Tai iš ties prisimenant savivaldą, tuo metu to nebuvo. Ilgus metus buvote viena Valstiečių ir Žaliųjų sąjungos lyderių. Kodėl išsiskyrė jūsų keliai? Na, iš tiesų, aš buvau tas žmogus, kurį 1994 metais atkūrinėjo Valstiečių partija. Valstiečių partija turinti gražią istoriją nuo 1905 metų. Prisimenu tos žmonės, tuos susirinkimus, tada buvo ta jėga ir ta banga ir aš, kadangi iš kaimiškojo rajono, Šiaulių rajono, tai tie žmonės, su kuriais bendravau. Dar pastebėjimas, aš dirbau Žemės ūkio darbuotojų profsąjungos komitete. Tai vėlgi darbas su žemdirbiais. Tiesiog suartino mane su galimybė, kad ta partija atgimtų iš naujo. Iš tiesų, ji atgimė ir aš 96 metais įstojau į ją. Tai buvau tarptų žmonių, kurie buvom pirmeiviai atstatant. Ilgi metai bendrystės, iš tikrųjų. Buvo tai, kad aš ir 3 Seimo nariai buvome, pradžioje buvo 10, Kazimiera Prunskienė tada vadovavo šitai frakcijai. Po to nesėkmingi rinkimai, tik 3 vienmandatininkai laimėjo. Dar kiti rinkimai buvo dar nesėkmingesni, nes buvau tik aš vienmandatėje išrinkta Seimo narė. Nesijungiau į kitas partijas, buvau mišrioj Seimo narių grupiai ir sakiau, išeidama į tribūną, tada buvau netgi ir seniūnė mišrios Seimo narių grupės ir mišri Seimo narių grupė turėjo net 17 Seimo narių, kad aš kaip atstovas Valstiečių partijos, taip toliau, taip toliau. Kas atsitiko vėliau? Tiesa, dar reikia paminėti galingą šuolį Valstiečių partijos 16–20 metai, mano didžiulis rūpestis ir darbas Seimo pirmininkės pavaduotojos pareigose. Ir pirmoji pavaduotoja buvo atsakinga už darbotvarkes, turėjo derinti viską su kitomis frakcijomis. Kaltinimai, kad Baškienė galbūt konservatorė, liberalė, nes kalba su kitų partijų atstovais, mane stebino. Bet atsitiko taip, kad atsitiko ir būtų tikriausiai už tą lojalumą kitom partijom, gal mane būtų net išmetę iš valstiečių. Tai, žinot, jausdami tokią tam tikrą įtampą. Viduje nesusikalbėjimą. Ne pykti, ne kerštus, bet tiesiog nesusikalbėjimą. Mes 10 Seimo narių pasiryžome išeiti į kitą frakciją, sukurti kitokią darbinę aplinką ir pradėti darbą kitaip. Neplanavome tada, kad kursime naują partiją. Eigoje tik tais pradėjo žmonės sakyti, kad štai jūs esate stiprus, galingi, jūs galėtumėte sukurti naują partiją. Tai, toks įvyko veiksmas. Nemanau, kad jis kažkoks tai smerktinas, kai kas sako, štai išdavė. Taip susiklosto kai kada situacija, bet aš niekada nežeminau ir nežeminsiu Valstiečių partijos, ten yra puikių žmonių, matau problemas, kurios ten yra, kaip ir visose partijose, kad yra problemų, ir viliuosi, kad visiems tiesiog užteks to sveiko proto ir noro dirbti dėl Lietuvos. Ar širdyje vis dar esate valstietė? Žinot, žmogus turi sugebėti tiesiog nukirpti tam tikrą praeitį ir suprasti, kad gyvenimas nesikartoja ir grįžti tą pačią upę niekada nebeišeina. Bet tiesiog niekada nežeminti tų, su kuriais buvai, kuriuos atkūrei, kurie buvo bendražygiai, galima pastebėti kai kuriuos tokius akcentus, sakykime, neteisingų veiklų, bet jie yra visose partijose. Dabar mes, kur turim privalumą ir kuo aš labai džiaugiuosi, diskusija, kalbėjimasis ir ieškojimas kompromiso. Tai Saulius Skvernelis sugeba tai padaryti, jis sugeba telkti. Jis sugeba įsiklausyti, o ne nurodyti. Jis sugeba paklausti kito nuomonės, o ne primesti savąją. Žodžiu, čia mes jaučiame darbingesnę aplinką.
Jei kada nors nebūtumėte perrinkta, kuo ketinate verstis? Žinote, aš tiek turiu planų, kad bijau, kad neužteks gyvenimo. Darbas Seime ir tas susitikimai, renginiai, matymas žmonių, pastebėjimai. Jeigu pavyktų parašyti apie tai, aš būčiau labai laiminga ir dėkinga likimui, kad tai pavyko padaryti. Turiu begalę pomėgių. Aš labai mėgstu poeziją. Ir pati bandžiau rašyti. Aš labai myliu gėles. Pas mane virš 400 rūšių įvairiausių augalų daugiamečio. Tai žodžiu, savęs realizavimas. O be to aš turiu nuostabų vyrą, tautodailininką. Tai tautodailė, kūryba mums yra labai artima visai šeimai. Tai mūsų medinukų muziejus Kuršėnuose. Ir daug kitų dalykų. Tai duok Dieve man laiko, duok Dieve veikimo ir dar gražių darbų padaryti. O dar be to reiks kažkaip tai sulaukti ir senjorės amžiaus. Tai, žinot, juokaudama pasakiau, nieko nėra svetimo. Kiekvienas žmogus gali patirti ir išbandyti, kaipgi veikia užimtumo tarnyba. Ta tarnyba, kuriai kūrėme įstatymus. Koks šiuo metu yra bazinės pensijos dydis? 264 eurai ir mūsų iniciatyva yra kokia, kad ne tik bendrą tą darį, reiškia ir bendrąją pensiją indeksuoti ją taip pat, kad žmogus pajaustų ir labiau įvertinti darbo stažo įtaką. Todėl mes kreipėmės, pamenu, į Lietuvos Respublikos prezidentą ir pritarėm jo iniciatyvai, kad indeksuoti pensijas reikia stipriau ir daugiau, kad dabar pakeitimo norma 43% iš tikrųjų nepakankama ir pensijos yra pas mus mažos, tegul jau mes skaičiuojame tuos vidurkius, jeigu būtinasis stažas ten arti 600, ten taip toliau, reiškia, to nepakanka šiandien dienai ir norint užtikrinti orų gyvenimą mūsų senjorams, reikia apie tai galvoti ir dirbti intensyviau, nes mums pavyko kas padaryti, tavo bazinę pensiją iš sodros perkelti į valstybės biudžetą ir atsirado galimybė labiau ir skirti daugiau lėšų. Ir šita galimybė sudarė, kad sodra dabar turi rezervą. Mes nebeturim to pavojaus, kurį turėjom 2008-2009 metais, kai nebebuvo pinigų už ką išmokėti pensijas. O dabar yra rezervas. Aišku, yra kaupiamieji fondai, bet su kaupiamaisiais mes čia turim atskiras istorijas ir vakar, kaip jūs žinote, ir kitomis dienomis mes turim galimybę, reiškia, juos tobulinti.